Turite 20 sekundžių. Dalyviai, ar jūs pasiruošę? Jau geriau. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Taigi sveiki, MTB entuziastai, ir vėl mes susitinkame varžybose beveik po 3 savaičių. Žemaitijos taurė Akmenė, prestižinė trasa, Žemaitijos taurė tikrai turėtų didžiuotis šią trasą ir tikrai man niekas nepaprieštaraus. Na, o aš pats per savo viso MTB karjerą šioje trasoje varžausi 3 kartą ir kiekvienu kartu vis šioje trasoje yra kažkas naujo, tai didelis ačiū Laimonui Skabeikiai už tai, kuris rūpinasi šią trasą ir visada sugalvoja kažką įdomaus. Na, o šiais metais pasikeitimai starto pozicijose, tai startavom pagal praeitų metų reitingus, tai turėjau 38 numerį, tikrai nebloga starto vieta. Na ir gan didelį pasikeitimai Žemaitijos taurėje buvo su amžiaus grupėmis, su aplamai grupėmis, nebeliko 2 ratų, nebeliko elito, nebeliko mėgėjų, atsirado tik amžiaus grupės, V30, V40, kas 10 metų. Tai tokie pasikeitimai, šiek tiek atitolom nuo podiumo, bet gal įgausim daugiau patirties važiuojant su elitu ar bandant bent važiuoti su juo. Na, o šiandieną turim 22 km, 200 su biškį sukilimo, įdomi, smagi, techniška trasa ir artėjom prie pirmojo kalno, kuris visai šalia starto ir stebime, kaip pavyks suminti, žinant, kad man kalnai paskutiniu metu nelabai sekasi, tai tikėkime šį kartą seksis nors kiek geriau. Sportuoju kalnų dviračius, o kalnai nesiseka, tai reikia šitą kažkaip sukovoti šią kovą. Na va, ir pirmasis didysis kalnas įveiktas, pasileidžiam į trasą. Taip pat naujiena Žemaitijos taurėje gravel grupė. Tai Akmenės etape važiavo net 9 gravelistai. Na ir čia bandau dasivyti Real Beam komandos dalyvius. Kažkodėl tiesiuosiuose labai sunkiai sekėsi važiuoti greitai, ar dėl padangų protektoriaus priekinės šiek tiek per grubaus, ar kas, nežinau, šiek tiek sunkiai būdavo išsukti ant tiesiųjų. Na ir čia toks šiek tiek sambrūzdis, matom Real Beamai, Laimonas Skabeikis, Aurelijus Dailidonis, Karmos nuo 35 beveik visų etapų laimėtojas. Keista, kad jis čia šiuo metu prie manęs. Na ir pirmos tokios techniškesnės vietos, smagus nusileidimai, kalniukai linksmiai. Pradžia tikrai man buvo nelengva, toks šokas kažkoks, iš karto toks jausmas, kad labai stipriai pavargai nuo pat pradžių, bet jau save žinau ir kad po kažkiek laiko žinau, kad tai praeis ir susitvarkys ir bus geriau. Na, čia pirmasis šuolis ganėtinai paaukštintas, lyginant su praeitais metais, bet susitvarkom, viskas gerai, sklandžiai praskrendam. Na ir priekis jau šiek tiek nutolo, pasidariau tokį tarpą, nemažą iš tikrųjų, nematyti beveik priekio. Na, šioje vietoje šiek tiek plaukiau, tai mane lenkia Svajūnas Ambrazas V50 ir Paulius Rinkevičius V30 mano grupės varžovas, bet to pačiu ir komandos narys. Daug treniruočių turėjome kartu, tai puikiai žinau, kad procentaliai jis yra stipresnis už mane, bet tikrai nereikėtų paleisti jo ir važiuoti, geriau būtų jam ant rato, bet nukrato mane, stipriai čia nukrato ir kamera netgi šiek tiek kratosi, tai reiškia tikrai kratė čia. Su hardtailo buvo ką veikti, gal su fullu būtų paprasčiau šiuose vietose. Nu, čia Orestas, Bike Experts, labai gera forma šiais metais, tai gerų kojų tau visose šiais metais varžybose, nepaleisk, varyk toliau. Na ir Laimonas Skabeikis grįžta
Tai plaukiu, vis dar plaukiu, laukiu, kada pramuš. O ilgai laukti negalima šioje trasoje, tai turime, kaip minėjau, 22 km, greitis buvo 22 km per valandą. Tai šią trasą maždaug įveiksime per valandą. Tai ir prisivėjau vėl Laimoną, neleidžiu jam pabėgti. Žinau, kad jis puikiai žino šią trasą, aišku, žinau ir aš, treniravaus čia. Tai bandau laikytis jo ir štai pirmas gravelis, kurį mes matome, pralekė. Jie yra greitesni ir Aurimas Nargėla iš paskos lėkė. Aurimas Nargėla ne mano grupės atstovas, tai jisai jaunesnės grupės V20, kuri vadinasi Vyrai. Tai kuris laikas čia važiavau už Laimoną ir šiek tiek palsėjau, tai pamatęs pirmąją ataką, važiuojančius šiek tiek greičiau ir tai antrasis gravelis matome, šoko ant ratų. Na, o šitas ruožas ganėtinai yra sulėtėjęs lyginant su visais praeitais ar užpraeitais metais. Tai labai daug skaldos atsirado ant kelio ir kliūtis yra prie šviesoforo ten tokio. Tai ganėtinai sulėtėjo greitis šitam ruože čiut ne dvigubai. Ir dar visa ta skalda iš po rato skraidė gerai tiesiai veidą. Na ir vėl Aurelijus Dailidonis matome. Ilsisi turbūt. Tauragė nulėkė šiek tiek ne ta kryptimi ir artėjame prie upelio. Tai iškart nusteikęs buvau važiuoti, bet žiūriu, kad stabdo visi kažkur. Ir atidaro man kelią, kad pravažiuočiau, tai pralėkiau sklandžiai. Ir prisivijam štai gravelį, šiek tiek jau lėtėja tempas. Iškart mintis, kad reikės tikrai jį apsilenkti, nes single trackas, jis lėtesnis čia. Bet viskas susitvarko savaime. Sigasta važiuoti per tokią vadinamą sieną. Nėra jinai labai stati, bet sudvejoja. Ir kažkaip prisiviju, aš matau ten priekį Svajūnas Ambras, matau ir Paulius Rimkevičius, mano komandos narys. Tai visai kaip ir neblogai. Bet labai kažkodėl neužtikrintai važiuoja priešais mane esantis dalyvis ir mane šiek tiek stabdo jisai. Bet tikriausiai, kai nežinai trasos, tai tokiuose vietose važiuoja atsargiau. Va, kaip ir vėl matome. Tai toks gaunasi šiek tiek stabdai važiuoji ir automatiškai vargini save. O priekyje yra tie žmonės, su kuriais norėčiau važiuoti. Na ir matosi, va ten visi jau kyla į kalniuką, o kalniukas man nedraugas dar kažkodėl šiame sezone. Ir lenkia, į Tauragė lenkia mane, o aš puškuoju, gan lėtai puškuoju, reikėtų greičiau. Na ir užpuškavę sugalvoju pavalgyti, pasistiprinti ir Aurimas Nargėla atvažiuoja. Pasiūlys ten man atsisėsti ant rato, bet aš nespėjau. Ir vėl nusileidimas ir po jo seka toks vėl kalniukas, nedidelis, 4 procentai, bet sunku man jį važiuoti. Šiuo metu žiūrint atrodo, dėti ir važiuoti kiek eina, bet kai varžybos, tai visai kitaip viskas. Na ir va, tiesioji, Dailidonis grįžta palsėjęs. Bandau vėl tiesioji kažkaip laikyti, bet reikia man nežmoniškai daug vatų, kad dasivyti. Ir vėl single trackas. Smagus toks greitas, su pavairavimais. Šiek tiek posūkius klystu. Ir priekis greičiau važiavo, kaip matome, jau nebesimato. Tai, kaip sakant, nelabai ir single trackose greitesnis buvau, nelabai ir tiesiosiuose greitesnis buvau, ir į kalną nebuvau greitesnis. Tai teko kažkaip suktis. Čia motociklas buvo užtvėręs kelią, gerai, kad laiku pasitraukė. Tai važiuojam 14 km, 38 minutė.
vis dar bandome palaikyti tempą, nors širdies ritmas pakritęs lyginant su pradžia. Tai kuris laikas vienas ir važiuoju savo tempu, nei per greit, nei per lėtai, nežinau, ar kažkas už manęs yra. Tikriausiai yra, visada kažkas būna už tavęs. Artėjom prie tokio smagaus sukilimo. Na, šiek tiek ant galo sulėtėjau, reikėjo šiek tiek daugiau greičio turbūt, bet aplamai tokios statesnės įkalnės sekasi dabar geriau, kadangi kasetė gale su 51 dantimi, o būdavo 50, tai šiek tiek lengviau pasidarė važiuoti tokius. Na ir mini tokie šuoliukai, kurie čia jau nelabai ir jaučiasi, kad šuolis. Tai kaip ir reikėtų kompanijos, na ir štai atvažiuoja Esportas su sena apranga, net nežinau, kas čia važiuoja, net neįsivaizduoju, bet stipriai nuvažiuoja ganėtinai. Čia esame netoli starto ir finišo zonos pravažiuojame. Na ir palaikymo komanda, ačiū. Tai čia tarp medžių toks smagus ruožas ir vaikų trasa čia driekiasi. Šį sezoną po kol kas dar su orais labai sekasi, kaip varžybos, taip geras oras, aišku, reikėtų 3 kartus per petį nusispjauti, bet po kol kas labai gerais orais. Ir čia mane lenkia Marius Sviderskas, irgi filmuoja varžybas. Mariau, linkėjimai. Tai Marius užmynė čia tiesiog neblogai padarė va tokį tarpą, man neina, minu kiek eina ir neina priartėti prie jo. Atrodo, dviratį stabdo kažkas. Pasiviu Esportą su senaja apranga, aplinkiu ir bandau toliau vytis Marių. Marius pasižvalgo ir turbūt atleidžia, pamatęs, kad jis vienas važiuoja ir pradedu artėti prie jo. Tai yra asfalto atkarpa, kur turėtume važiuoti gan greitai, bet kažkaip visi taupomės. Aš bandau atsisėsti Mariui ant rato, bet jis pasižiūri ir sako, nevešiu iš jūsų. Lieka. Mačiau, kad susivienijau, nebeverta. Na, galėtum patembiš? Ne. Tai va, pasikalbam su Mariu ir Esportą šauna atakėlę. Sėdam ant ratą, žiūrim, kas čia bus, kur čia mumis nuveš. O čia jėgų jisai tikrai turi, ne pirmą kartą taip iššauna. Skraido, tiesiog galinis ratas. Oho. Na ir matome, kaip padanga nusimontuoja nuo rato. Oho. Pasileidus. Ir išsileido tą padangą, kai nusimontavo šiek tiek. Gaila, kad tai baigėsi. Ai, čia Na, o nepatvėrė. čia per treniruotės būna užtverta ir taip ir galvau, kad bus užtverta, tai šiek tiek prasileidau. Ir Marius mane aplenkė, čia liko keli šimtai metrų iki finišo. Renkamės kelią A, priekyje yra Real Beamas, tai ne mūsų jisai grupėje, o Marius yra V30 grupėje, tai mano varžovas. Ir Marius nuvažiuoja į B kelią, o aš į A. A yra greitesnis, bet sudėtingesnis. Ir išlošiu poziciją prieš Marių važiuodamas A keliu, bet tikrai žinau, kad jis yra šalia už manęs. Na tikrai čia pasistengta yra su šiuo ruožu prieš finišą. Įdomus ruožas, visokių yra kliučių, nuo kalniukų iki akmenų ruožo. Tai visą trasą pravažiavus, čia jeigu reikia įsiaiškinti, tai tikrai yra kas veikti. Na ir akmenis pravažiuojam, liko keli šimtai metrų ar netgi keliasdešimt metrų. Šie kalniukai taip pat naujiena.
Ir reikėtų jau susimastyti apie finišo kovą su Marium, ar jį bus ar ne, ar jis sprintuos, ar sureaguos, ar aš sprintuosiu. Tikriausiai paskutinis jau toks posūkis prieš finišą ir išeisim į sprinto zoną. Čia iš tikrųjų nežinojau, kad Real Beamas yra ne mano grupėje, bet žinojau tikrai, kad už manęs yra Marius, kuris yra mano grupėje. Tai nieko nelaukęs, tiesiog pradėjau čia sprintuoti. Ir pajutau, kad Marius sureagavo į tai, irgi sprintuoja kartu. Ir net vienu kadru matysis jo ratas šiek tiek, va štai čia. Ir dar dadėjau, laimėjau sprintą. Taigi Žemaitijos taurėje finišavau 8 V30 grupėje. Nedaug atsilikau ten nuo 7-6 vietos sekundžių, 30 sekundžių 40. Tai ačiū, kas žiūrėjote. Iki kitų varžybų. Kuklinskas iš Panevėžio sporto centro Eko Sport centras. Jisai yra būtent vaikinas 18 metų grupės nugalėtojas. Dar kartą priminsiu vyrų 30 metų grupę. Trečias Marius Kinaitis, komandos Drąsa Ultrabaik, antras jo komandos. Nu, nedaug. 3 sekundžių, kad nugalėtojai.